Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Martynas Pocius, Denverio Nuggets, kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi! Šiandieninė mūsų laida skirta 9-ajam Karaliaus Mindaugo Citadelės taurės turnyrui, kuris vyko Lietuvos centre, Žalgirio arenoje. Buvo nuostabi šventė, apie tai ir sako šios šventės dalyviai. Triukšminga, spalvinga, jaudinanti Citadelės KMT taurės finalinių ketvirtų pradžia baigėsi, arenos grindis nukloto auksinis spalvos konfeti juostelėmis, žvaigždutėmis, širdelėmis. Svarbiausi mūšių pėdsakai buvo labai greitai panaikinti. Žinoma, plačias reklaminės juostas sunkiai ir kantriai teko plėšti. Vienas čia nieko nepadarysi, nes ir šią krepšinių šventę rengė ne 100 entuziastų, vadovaujant patyrusiems organizatoriams. Žodis Linui Zareckui ir Rasai Liuminieniai. Panaudojom vieną naują dalyką. Atkūrėm Karaliaus Mindaugo vaizdą iš istorinių paveikslų, monetų. Panaudojom tą programinę įrangą. Tekstą parašė Justas Jankevičius, labai įtaigų ir labai gerą, o Rumšas vyresnysis įrašė Mindaugo balsą. Tai tikrai turėjom tokį įdomų finalo atidarimą. Ir šlovė, mano taurė, kiekviena. Jau kelintus metus iš eilės, ar tai būtų Klaipėdoje, ar tai būtų Šiauliuose, ar tai būtų Vilniuje, žmonės myli šitą renginį. Ir mes tuo džiaugiamės ir džiaugiamės priimdami tokį iššūkį didžiausiai arenoje suorganizuoti renginį ir ne apytuštės tribūnose, bet pilnose. Kauniečiai myli krepšinį, džiaugiamės, kad turėjom tokią galimybę pakviesti į vieną didžiausių šalies arenų. Skaičiuojant visus renginį dalyvavusius žmonės, tai turbūt daugiau negu 300 žmonių. Gal net ir kokie 400. Pradedant savanoriais, baigiant kūrybiniais darbuotojais ir visais kitais. Stengiasi padaryti šitą šventę Kauno ir visą Lietuvą. Mes buvom užsibrėžę tokius tikslus, kad būtų šventė ir krepšinio bendruomeniai, ir šeimoms iš visos Lietuvos. Tai džiaugiamės tuo, kad žmonės iš tikrųjų susirinko, turėjo ką veikti. Manau, kad neliūdėjo ir kad renginys jiems patiko. Matant, kaip staigiai ir greitai vystosi technologijos, naudosim tik dirbtinį intelektą 10 renginiui. Viską pamatysim, sulauksim, kol kas turi emocijos atvesti dar po šio renginio. Mes dar nežinom, ar tikrai Kaune, negaliu to pasakyti. Dėl trečiosios vietos kovą vertins tie, kurie žiūrėjo ir tie, kurie dalyvavo rungtynėse. Laimėjo Vilniaus Rytas, bet šauniai žaidė ir Šiauliai. Stebukladarys gal būčiau, jeigu vyrus nuvedęs į kokią pergalytę. Iš tikro tai jaučiausi taip, nesijaučiu nekiek taip. Šlovė vyrams pirmiausia, tai jų kūnuose, kaip sakant, įžiebta dvasia ir kibirkštis. Ir be jų čia aš esu niekas, ta prasme, kaip be rankų. Jie mano tie kareiviai, vaikai, kaip ten juos bepavadinsi, bet, na, jie, nežinau. Tokio kovingumo, kaip ir tos maikutės dabar šiandien varžybinės, aš pats su tokiamis žaidžiau, čia tos retro, tai visiškai grąžino mane į tos laikus, kai pats koviausi už šitą miestą. Liūdna. Jau Šiauliai gera komanda, buvom pasidarę tą 20 taškų skirtumą, vis tiek sugebėjo grįžti, svarbu, kad visi gali pakankamai gerai kontroliavom žaidimą. Nelengva, ta arena nemanau, kad daug įtakos turėjo.
vis tiek tą darbą daug metų dirbu, tai prie priešingos atmosferos pripratęs esu, bet atvažiavom čia į Kauną su šiek tiek kitokiais tikslais negu pasiekėm, tai gaila žinoma. Jeigu ne tu, turbūt Rytas vėl būtų be Saulės patekėjimo. Sugalvoju neblogoj formoj, tai stengiuosi žaisti, rodyti savo geriausią žaidimą. Nereikia čia išskirti vieno ar kažko, tai laimim kaip komanda ir pralaimim kaip komanda. Turbūt trenerio darbas tai nėra vienas kažkoks tik momentas. Ir galvoje, ir piktume, ir gerume, visame kame, aš manau, bet psichologija yra beprotas svarbus, labai stiprus dalykas. Žmogus neturi galimybių ribos. Aš tą suprantu ir bandau kiekviename tą atrasti. Ta prasme, kad jie peržengtų šitą galimybių ribą. Pusfinalį likom nustebinti Šiaulių žaidimo, ypač pirmoji pusėje. Pastatė nestandartinę gynybą, išmušė mus iš ritmo visiškai ir realiai pirmą pusę likom kaip žiūrovo vietoje. Šiauliai žaidė, mes tik tais žiūrėjome į tai. Geriau laimėti varžybas dėl 3 vietos, negu jas pralošti. Ir aš manau, kad abi komandos tikrai kovėsi labai gerai, bet Rytas buvo stipresnis. Ir nors galima būtų galvą nulenkti prieš Šiaulių komandą, tačiau Ryto komanda žaidė labai rimtai ir išnaudojo visas savo stipriasias vietas. Sveikinu juos, bet sveikinu taip pat ir Šiaulių komandą. Iš Kauno tęsėme laidą krepšinio pasaulyje ir prisimename tą džiugę, didelę Kaune 9-ąją karaliaus Mindaugo taurės šventę. Čia yra krepšinis ir kada tu loši taurėje, kiekvienos varžybos yra aukso vertės ir niekad negali pasakyti, kad aš esu čempionas ir aš visada laimėsiu. Ne, tu turi visada būti geriausias ir tą dieną labiausiai susikoncentravęs ir padaryti viską, kad laimėtum tą dienos varžybas. Šventė labai gera, gerai suorganizuota, puikiai atmosfera, labai daug įspūdingų konkursų, šou, muzikos, tikra šventė. Labai džiugu, kad galim vėl visą krepšinio bendruomenę gali susivienyti, pakalbėti, pabūt, prisiminti gerus, puikius laikus, aptart naujos krepšinio aktualijos, bet šiandien mes matom, kurie praėjo tą kelią ir dalyvauja finaliai, čia Lietkabelis ir Žalgiris. Galūnė atitenka tiems, kas jos verti. Panevėžy pradėjau savo kelią, kaip tik Lietkabelio komandoje, dar kai buvau moksleivis. Žalgirį gražiausi metai kaip treneris, kaip darbo rezultatai. Tai labai smagu, kad šitos dvi komandos žaidžia finale, kad tokia didžiulė šventė, o anūkė šalia sėdinti serga už Žalgirį. Mums visos komandos brangios. Mes žaidėm ir Panevėžį, ir Žalgirį, ir Rytę, ir Alytų, ir Prienuose. Visos komandos brangios, bet šiaip mes atėjom pažiūrėti, kaip žaidžia geriausios komandos Lietuvos. Nereiks šokti aukščių bambus. Vakar buvo gera pergalė prieš Rytą, šiandien finalas, aišku, ir tų jėgų biški mažiau, buvo vakar daug atiduota, bet stengiamės kiek galėjom. Žalgiris yra Eurolygos komanda, dar matom paskutinės, nežinau kiek ten varžybų Eurolygai, kokia forma yra ta patirtis Eurolygai, kontaktas Eurolygoje, tai viskas tas ir susideda. Laukia ir LKL? Tai dar prieš akis viską dirbsim, žiūrėsim, ruošimės ir stengsimės LKL-ui. Nuo pirmų dienų Čanakas vėl buvo su komanda. Gaila aišku, bet buvo kaip yra.
sakau, va, šitas treneris reikėjo prie šito dirbti, būtų kitas, bet ne prie kito dirbę. Yra kaip yra, tai mūsų darbas toks. Yra patyrusių žaidėjų, vyresnių, tai stengiamės labiau tą rūbinę laikyti, neleis daug jaunimui įsišokinėti, tai tas irgi kažkiek padeda. Ir žinoma, kviečiu komandos kapitoną Vytenį Liutkevičių, kuris išsiuos ir iškels antros vietos taurę. Panevėžio Sirvė Lietkabelis. Be abejonės Žalgiris yra stipriausia šiai dienai Lietuvos komanda ir kada jie įjungia Eurolygos ritmą, kitiem yra žymiai sunkiau, čia nėra apie ką kalbėti, čia nieko naujo. Šiaip man patinka pats darbas Lietkabelį, patinka kaip Sirvytis tobulėja, ten kai kurie kiti jauni žaidėjai atsiskleidžia, tai gerai, kad jie sudaro konkurenciją. Atėjo iškilmingus uždarimo akimirkus ir apdovanojimas. Daug mes parengėme interviu, juos ir pateiksime dar po pertraukėlės. C-Bet, lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. C-Bet, lošimo automatai, lažybos. Sveiki gyvi, aš Rokas Giedraitis, žaidžiantis už Cervena Zvezda komandą. Kviečiu žiūrėti krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Iš Kauno tęsėme laidą Krepšinio pasaulyje ir prisimename tą džiugę, didelę Kaune 9-ąją karaliaus Mindaugo taurės šventę. Kauno Žalgiris. Kryno Levanas. Lekavičius. Kavarijus Beis. Numeris 9 Dovydas Gebrakis. Roland Schmidt. Karolis Lukošiūnas. Edmund Sander. Tomas Dimša. Yra vienas mūsų organizacijos tikslų ir negalim galvoti, kad čia dabar jį iškovojom ir kažkas toliau bus lengviau. Ne, tai laukia didžiulis darbas Eurolygoje, laukia didžiulis darbas dabaigti LKL, tai visi kažkiek gal toj pasitikėjimą gaunam, tokios rungtynės yra svarbios visiems. Danielius Lavrinovičius. Brady Mene. Aš sakau vardą, jūs sakot pavardę. Arnas. Buvom susikaupę nuo pat pradžių, intensyvumas geras, agresyvumas geras ir tas davė rezultatą. Kažkiek, aišku, jautėsi gal ir Lietkabelio tos, nežinau, kažkoks nuovargis gal nuo vakarykščių rungtynių ar emocinis toks fonas pakritęs, bet žinot, mes savo darbą atlikom. Numeris 15 ir su pianisto ranko Laurynas Birutė. Kažkam atrodo lengvai ar dar kažkaip, bet turėjome didelės pastangas. Šiandieną, jeigu atvirai, žaidėm geriau negu vakar ir kontroliavom rungtynės žymiai geriau. Didelė rotacija ir didelis agresyvumas, ypač gynyboje, davė mums didelių vaisių. Andrėja Trinkėri, Tautvydas Sabonis, Massimiliano Meneti, Gintarui Trapikui, Emir Evaldui Veržininkaičiui, fizinio rengimo treneris Justinas Rainys ir Nerijus Navickas, gydytojas Vytautas Gailius, Mindaugas Kvedaras. Kas tapo naudingiausių finalo ketvirto žaidėjų. Laurynas Birutė. Tikrai galėjo bet kas būti iš mūsų komandos, kaip ir sakau, žaidė visi gerai, tiek pusfinalį vieni sužaidė, finale gal kiti, tai visa komanda yra tokia kaip MVP, kažko nėra pas mus labai išskirtinio, kaip pasakyti. Ką reiškia šitas apdovanojimas?
Smagu kažkiek, aišku, bet svarbiausia, čempionai. Paskutinius, nežinau, mėnesį, pusantro, kaip jisai žaidžia, tai manau, kad link to ėjo, jis tiek gerai žaidžia ir LKL, tiek gerai žaidžia Eurolygoje. Turi pasitikėjimą savimi, komanda jo ieško ir jisai susikuria savo progas ir sumeta tos metimus tikrai labai geroj formoje ir šiuo momentu tikrai labai naudingai žaidžia Žalgirį. Atkarpa sezono, kurie žaidžia įspūdingai ir visi turim nulenkti prieš jį galvą, nes daro tikrai gerus dalykus ir labai džiugu už jį. Nežinau, užtikrinčiausiai, solidžiausiai paskutiniu metu atrodo tikriausiai iš visų mūsų. Solidžiai išpildo savo tas minutės, užtikrintumas didžiulis, vertas to MVP titulo ir labai džiaugiuosi už jį. Prie čempionų taurės, ant kurios jau išgraviruotas Kauno Žalgirio vardas. Kviečiu čia žinoma ir Edgarą Ulanovą. Prisijungia. Pirmą kartą gyvenime tokį kliekį darbą. Žirklės atbukusios buvo. Ne, bet su Žalgiriu aš nepamenu. Ne, kirpau pernai Šiauliuose kaip tik po KMT, tai teko jau. Pripratai tai ir kitais metais. Tai dabar jau kirpsim su Arnu, kol galimybės leis, tol kirpsim. Kur tavo tinkliukas? Pas vaikus? Ne, man niekas neleido ilgai pasilikti. Tai yra kas irgi nusipelno to tinkliuko, tai vaikučiai džiaugiasi. Man pristatinėti reikia, bet jūs pabaigsit. Paulius! Nėra lengva, tai yra išskirtinis formatas, iš vienų rungtynių sprendžiasi pusfinalį, po to finalas, taip kad tikrai kartais galbūt ir esi stipresnis, bet reikia tą parodyti aikštelėje visą laiką ir kiekviena komanda gali mesti iššūkį ir gali pateikti siurprizą. Šioks toks atpildas yra ir tos geros emocijos, manau, kad padės mums likusio sezono dalyje. Tad švęskim dabar. Taip, kas belieka. Klubo akcininkas Tomas Okmanas. Labai džiaugiamės dėl tokios taurės, kad su tokiais čempionais kaip Paulius Jankūnas visais kitais galim džiaugtis jausmais ir esam labai laimingi būdami čia. Niekada nesigailėjau ir nesigailėsiu ir sunkiais ir laimingom akimirkom ir didžiuojuosi būdama šitos komandos dalim. Tikiuosi, kad visus metus Žalgiris laimės visas įmanomas čempionatus. Kazio Maskvyčio auklėtiniai žaidė Europos atrankos rungtynes su Lenkija. Turbūt ir jums, kaip ir man, buvo labai smagu tą atkarpą žiūrėti, kaip mūsų kamuolys judėjo, kaip buvo Osvaldas Rokas, berods Tomas, Gabas, tiesiog net kartais nespėdavai sužiūrėti, kur tas kamuolys juda ir varžovai tiesiog stovėjo vietoje ir mes metėm, kartojom, taip kad tas kamuolio judėjimas šiandien seniai tokio nesimatė, buvo labai smagu. Įspūdis geras, džiugu, kad Lietuva laimėjo, pradžioje kažkiek jautėsi jauduliuko ir tikrai galiu pasakyti, kad Lenkai gerai agresyviai gynėsi. Gal pradžioje tai, kad tiek iš skirtingų komandų susirinkę, turbūt turėjo tos problemos susižaidimo, reikėjo šiek tiek atsipalaidavimo.
Aišku, susirinkę pirmas 2-3 dienas, čia kiek turėjom 3-4 treniruotės, tai normalu, kad nepradėsim gerai ir reikės įsižaisti, bet antroji pusėje, manau, atlikom gerą darbą ir laimėjom varžybas. Kai turi tokius kertinius žaidėjus, kuriais galėtų simti Osvaldas, Eurolygos žaidėjai, kiti žaidėjai, taip kad ir man trenerių lengviau, taip kad daugiau buvo. Olisevičius Giedraitis. Geriausias. Olisevičius tai nuo seno man patikdavo. Kai išvažiuoji į užsienį, tai klubas tikisi, kad tu būsi vienas lyderių. Tai gal nežinau, gal tas pavyko man biškį įgyto labiau pasitikėjimo savimi ir tiek. Tikėjausi šios kalbų, kad žaidimas gerai žaidė Carai. Sužaidė labai geras rungtynės, labai davė gerą impulsą nuo suolo. Šiandien tiesiog man pakrito mano metimai, gal, sakykime, prieš Estiją nepakris, gal treneris neleis tiek daug žaisti, kiek šiandien. Šiandien tiesiog buvo mano diena. Na, Olisevičius, aišku, gerai atrodo ir puolime, bet man labai patinka, kaip Dimša gynyboje lošia iš tikrųjų. Ir šiaip ir Ulano mažiau naudingai iš tikrųjų. Matosi, kad pasiilgė tos rinktinės. Tai daug įneša naudingumo, nebūtinai ten tų taškų primesti. Rokas, kur dar gali surekomenduoti, jis yra topinis Eurolygos žaidėjas. Labai smagu, kad jisai sutiko žaisti už rinktinę. Aš čia visą laiką noriu ir jeigu tik tai manęs reikės, visą laiką ir būsiu. Jeigu laimi, reiškia gerai atrodo. Nors šiaip tai neįprasta. Mes visą laiką turėdavom aukštą ūgį, net per daug. Nežinodavom, kurį leisti, dabar pasižiūri, visi mes esame mažesni. Visi skanduoja Ąžuolą, 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 ar pamatysim Ąžuolą tą? Tai žmonės nežino, jie emocijom vadovaujasi, gal tas Ąžuolas ten nepaneša kokios kojos ar kas nors skauda, taigi negalima taip. Atėjo į galvą ir šaukia dabar, lyg tai trenerį norėtų įžeisti. Negražu, nepatinka man taip. Nesąmonė. Žaidžiam Lietuvos rinktinę ir švilpia, tai nepykit, bet nesąmonė. Jautėm smagu dėl Ąžuolo ir tarp kitko smagu, kad jis nors ir vėlai, bet jūs pamatėte savo šansą neblogai išnaudojo. Mūsiškai nuo seno, turbūt dar nuo Arvydo Sabonio laikų mėgsta tos jaunus talentus, kurie ateis ir išgelbės Lietuvos krepšinį. Jisai po šiandienos rungtynių kažkiek tą savo kreditą, kad ir gale, bet išėjo užtikrintai ir kažkiek tą kreditą gavo. Susitikime visi Taline pirmadienį. Šiandieną mes dar daug ką galėtume ir norėtume papasakoti, tačiau laikas baigėsi. Tad atsisveikiname iki ateinančio sekmadienio. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.